susitinkame kelyje į Kilkenny, labai gražų miestelį. Tai važiuojame šiandieną išbandyti naują atrakciją. Tai yra dinozaurų parkas, kiek žinau, jis visai naujas. Smelja, kažkoks kvapas labai nekoks čia važiavusi tą Kilkenny, bet šiandien turėjome smagią dieną, pasidalinsiu šiuo parku su jumis, galbūt kas gyvena Airijoje arba svečiuositės galėsite aplankyti, nes labai geri atsiliepimai, rašė, kad vaikams labai smagu, ten yra šokinėti dideliu batu, tai visa smagi išvyka tokia gausi. Labai meniškas, gražus miestelis, tai galbūt praeisime pro centrą, pasivaikščiosime truputėlį po visko, pasisekė su oru, saulėta diena, tokia mūsų smagi išvyka šiandien. Who's excited? Me. Ir lėliuką turi, žiūrėkit. Romu užsiėmęs, darom kiaušinių rinkimą, tenais yra toksai žaidimas, turi surasti, tai ką tik radom geltoną kiaušinį. Taip, Magnus? Ir laukiam, kol pripūs bouncy castle, pašoknėti vaikai. Eina vaikai pašokinėti, 30 minučių ant turbūt didžiausią batutą, kokį esame matę pasaulyje. Ir labai geras oras, skulptūras su garsais, labai faina. Nu, mesi. Jej, čempionas! Vienas liko. Labas rytas, susitinkame tokioje mašinoje. Aš turiu 6 naujas kėdės. Na, jos nenaujas, jis pirkau skelbimuose, čia modelio jų negamina ir aš jų labai ilgą laiką norėjau ir vis tikrinau ir vakar iškrito pardavimuose. Ir susitariau, tai tenais muštynės kilo, nes kaina buvo labai gera ir daug norinčių, tai sakau, aš atvažiuoju iš pat ryto, jau buvo 11 vakaro, kai ten visas tas aukcionas prasidėjo, sakau, aš nuo pat ryto atlėkiu, pasiemu, aš jų noriu. Tai su mediniam kojom ir šitie metaliukai, tai kartais jos yra gaminamas šiek tiek pigiau padarytos, tai būna
čia tokia virvelė įdėta, dar kažkas, aš noriu su tais metaliukais ir galvoju, kad turėtų tikti labai mano virtuviai, nes pas mus yra ir medžio, ir juodų detalių, ir norės man šviesių kėdžių, nes dabar turime sunkes medinę su oda ir su tokiais tarpiukais, į kurias prikrenta kiekvienas trupiniukas ir aš turiu ten nuolatos prikrenta trupiniukai ir tai mane varo visiškai iš proto. Užmačiau šį komplektą, labai geros būklės, tiesiog reikėjo važiuoti 60 km pasimti. Tai vat, naujas mano pirkinys, važiuoju pas mamą aplaistyti su kava, kažkur mano krakeriai nukrito, kai dėjau tas kėdes, labai džiaugiuosi, kad viskas sutilpo, nereikėjo ardyti, buvau pasėvusi savo DeWalt rinkinuką, jeigu ką jas atsukti, nusukti kojas kažkaip, kad šiek tiek suspausti visą šitą dalyką, bet sutilpau. Aš esu tokius daiktus šią mašiną sutalpinusi, kad yra kosmosas ir pamačiau, tas šis kėdės gal čia bus be problemų, bet iš tikrųjų jas reikėjo biškį džengą pažaisti, kad sukišti, nes tos kojas labai iš šonus išsusikinėjusios. Tai vat, toksai mano ryto darbelis, vyrai mano futbolo treniruotėse, o aš vat tokiais dalykais užsiminėjau. Tai dabar turėsiu kitų darbų, nes reikės savo kėdės parduoti, nes aš šiaip neplanavau nusipirkti naujas. Šios bus žymiai lengviau valyti ir siurbti aplinkui ir šiaip lengvesnės ir manau, man labiau tiks mano virtuviai. Tai vat, vakar buvom Kilkenė, naujam dinozaurų parke ir pavergęs mano širdį kaip miestas. Aš ten labai norėčiau gyventi, toks meniškas, jaukus, man ten labai patinka. Gera aura, tai sakiau, senatvėje aš tenais noriu gyventi. Vakar miesto nepamatėm, nes grįžom pervargę. Vaikai dar pamiegoja mašiną, mes su vyru kaip pritrenkti buvom visą vakarą. Tai mes nuvažiavom ant 10, vaikai pusę 11 ėjo šokinėti ant batuto. Turbūt didžiausias mums matytas batutas, žaidimų aikštelės ir tie dinozaurai, jie juda ir tie visi tenai ženklai, skaityti gali apie kiekvieną dinozaurą. Kas labiausiai patiko, tai buvo šou, kas pusvalandį, man atrodo, vyko kažkokia paroda ar kokia šou, ar tenais muzika grojo, ten vaikai šoko, ar tenais leido tos dinozaurus paglostyti, tai ten atrodė kaip gyvi. Tai vaikus statė į eilę, jie glostė tos dinozaurus, buvo kosmosas. Vaikam labai patiko, išsipaišė vaikai veidus, po to buvo tokias aikštelės, kur smėlis papiltas ieškoti kaulų, po to buvo triušiukus leido paglostyti ir visi tie dalykai, kur tokie ekstras kitose vietose buvo įskaičiuoti kainą, kas irgi yra labai faina, nes kartais, kai išeinys, kaip pavyzdžiui, mums buvo su vienu festivaliu, kur nuvažiavo, kad sumoki nemažai už bilietus, dar viskas kainuoja tenais. Čia viskas buvo absoliučiai skaičiuota, mums tai siubingai patiko, tikrai grįšim. Kadangi pasiimu kėdės visai netoli mamos, tai važiuoju kavos ir pasiskolinsiu švietimo aparatą. Švietimo aparatą man reikia atsinaujinti savo stalui. Aš turiu švietimo aparatą, bet mano netoks geras ir papasakosiu apie tą savo stalą vėliau. Dabar galvoju, naujos kėdės, atsinaujinsiu stalą ir bus labai fain. Tai pasiskolinsiu tą aparatą ir man reikia turbūt nusipirkti tų diskelių švietimo skirtingų tenais tų aštrumų, tai galbūt sustosiu dar kokioj parduotuvėj tokioj. Tokiais smagiais pirkiniais pradedu savo rytą ir jo, mes tiksime greitai. Patogu? Taip. Kaip sėdėsi? Vakar buvau Holland & Barrett, tai iš tikrųjų dabar Tesco turi savo parduotuvėse tokį skyrių Holland & Barrett, tai nusipirkau kelis dalykėlius, tai pradėsiu nuo šių nukainuotų, nes kainavo eurą 15, aš juos mokėjau pilną kainą, bet norėjau jų nusipirkti daug, nes planuoju daryti tokius batonėlius. Šie rinkinukai neturi riešutų, tai yra labai daug visko, kaip matote, visokiausių uogų, tai abrikosai, mėlynės, moliūgų sėklos, visos rinkinys visko pilna. Ir 3 gavau po eurą, o tuos mokėjau po 4 centais. Bet nusipirkau daug, nes darysiu batonėlius vaikam į mokyklą ir greičiausiai susišaldysiu pusę, o pusę galės neštis kasdien į mokyklą, nes labai geras sėklų mišinys. Tada paėmiau razinų, nes Čarlis mėgsta, tai galvoju, galbūt į jo batonėlius įdėsiu jų, nes aš jų labai nemėgstu, tai tik tais čia jam. Tada abrikosai, tada mano mėgstamiausias štai toksai kokosas. Jis yra tokiais didesniais gabaliukais paskrudintas, labai skanus ir radau aguonų. Tai aš jas naudoju, man labai patinka aguonos apkepė, tai nusipirku aš jų tenais kartais, jeigu randu. Tai va, tokie mano vakarykščiai pirkinukai. Vakar gavau savo ankstyvą gimtadienio dovaną. Tada! Labai džiaugiuosi iš tik. Pažiūrėkite iš šios gražuolius. Ar gražuoliai man? Gali šitos pamatuoti? Ne, negali, ne čia mano. Pamatuoti? Numatuok. Ai, tu su metru nori? Pamatuok su metru, bet ne... Ne, tu pamatuok. Ai, aš vakar matavausi, zuiki.
Tai va, šie buvo originalius juos, kur be nieko ir blizgi oda ir tokia daug storesnė oda. Kieti ir man bent jau pasirodė, kad va, per šią vietą jie daug platesni va, šioje vietoje. Ir kadangi aš turiu gan siaurą koją, tai man nelabai patiko, tai pasikeitė, tai mama buvo nupirkusi 2, tai išsirinkau šiuos, nes anie buvo ir man per maži, nes buvo 6 dydis, šie 7 ir dydis geresnis, ir forma geresnė, na viskas man labai patiko ir man labai patinka tos rožytės. Nes labai gražiai atrodo prie mano tatuiruotės. Atrodo, kad nueina gėlytės aukštinkoje, nes pas mane dar rankojose būtent yra va toje vietoje tatuiruotė. Dabar nesenai pasidaryta, tai man labai patinka. Tai va, tokia mano gimtadienio dovana. Esu žiauriai laiminga ir nekantrauju juos išbandyti. Kalbant apie martensus, tai aš turiu dar tokius, kai minkštos odos, nerealiai patogus ir tiesiog kosminiai, bet šiek tiek nuvariau priekį, tai ir šiaip jie tokie greitai labai apsineša, labai greitai purvinasi, tai tokie, šventiniai turėtų būti, bet aš juos nešiuoju kiekvieną dieną, nes jie tinka idealiai ir vasarai, ir pavasariui, ypač pas mus Airijos orams, kiekvienai dienai. Tai galbūt turite kokį būdą, ar gal yra koks kremas, kur atnaujina baltą spalvą ir šiaip odą apsaugo, šiaip aš kur naudojate, ar šiaip žinote, kaip atnaujinti, šiek tiek nubalnotus baltus batus. Tai va, Tesko, kaip minėjau, man reikia vaikam kelnių, tai nupirkau tokius 2 trenigiukus ir jie turi tokią fainą kišenę, tai 2 už 15 eurų ir labai minkštučiai, labai patogus, tik tais mes turime problemą, kad mano vaikai yra normalaus ūgio pagal šį amžių, bet jiem per liemenį visą laiką yra per daug vietos, tai kaip nors pabandyti gumą įverti jiems. Tai tada nupirkau dar šortus. Buvo kaip tik su nuolaida, nes visi vasariniai drabužiai buvo su nuolaida. Jam ilgis viskas kaip ir gerai, per liemenį per didelį. Arba gumą įverti, nežinau. Tai kad mano pirkiniai, ir dar paėmiau brolio mergytei. Štai tokį grožio bodžiuką ir yra mažas eilinukas ir kišenė, labai fainas. Eisime aplankyti į svečius, tai galvoju turėsiu tokių fainų lauktuvių. Štai taip atrodo prieš. O štai ir tas lipdukas. Pasiskolinau rimtą aparatūrą. Kaip tik tinka prie šio dalyko mano siurblys, tai labai džiaugiuosi. Turiu tam tikrus dydžių padėlius, tai pradėsiu nuo 80, tada turiu 120, tada turiu, kas yra 320, 1500 yra nupoliruoti ir dar 800, tai turiu visus taip pagal eilę. Dar 120, tai visi yra iš eilės, reikės visus pradėti nuo stipriausio ir eiti prie švelniausio ir tada galvoju pabandyti šiuos dažus. Tai spalva yra, kur čia buvo parašyta, Antique Pine ir kažkas tokio. Tai nudažysiu pirmą ir čia tokia kaip dažai, kur susigeria ir tada yra štai toksai aliejus apsaugoti medžiui. Ir šiandien įdėjau pardavimui savo kėdes virtuvinės, nes nusipirkau naujas ir taip pat vaikų stokį kėdutes, kur, man atrodo, čia buvo apie metukai, Magnus anksčiau ir mes jas naudojame prie savo stalo, vaikai valgydavo kartu, nes su laiku mėgstamiausia vaikų kėdutė buvo Baby John, kaip tas gultukas, jie turi kėdutę, buvo kosminė. Jeigu dar turėčiau vaikų, iš karto pirkčiau pradžiai Baby John, o po to stokį yra nesunaikinamas. Tai įdėjau skelbimus, per 10 minučių susitarėm ir atvažiuoja pasimti. Tai labai džiaugiuosi, turiu dar vieną ir šiek tiek sumažinsime baldų namuose. Sveiki, antradienis, mano plaukose kaukė. Buvau baseinį, išsiploviau galvą, užsidėjau kaukę ir grįžau namo su kaukė. Tai dar pavaikščiosiu ir įsiplauti. Bet noriu palikti šiek tiek ilgiau, nes labai sausi mano plaukai paskutiniu metu. Tai pasiskolinu šveitimo aparatą. Pasijungiau savo siurblį, tai labai faina, nes nėra dulkių. Ir nušveičiau savo virtuvinį stalą. Tada dažų stalui, jos spalva buvo Antique Pine. Ir iš tikrųjų pradžioje man labai patiko. Žiūrėjau tokia graži, tamsiai ruda, oranžinė spalva ir nudažiau aš jį, nudažiau jo kojas.
kojos gavosi 100 kartų gražiau negu viršus, o šiandien ryte pastebėjau, kad viršus vietom kažkodėl nenuėmė dažų ir vietom labai gražiai, o kitose vietose ne. Pasiėmiau švietimo aparatą ir vėl viską nušviečiau. Tai užtrukau gerą valandą. Ant galo uždėjau tik tais apsauginį tokį sluoksnį, kuris yra aliejinis ir jį gali tenais dapildyti kas kiek laiko ir dabar mano stalas atrodo, kaip jis turėtų originaliai atrodyti. Tai ir iš truputėlį backstory apie mano stalą. Tai iš tikrųjų tai yra labai sėkmingas pirkinys. Tai yra, prieš kelis metus turiu tokią knygutę nedidelę ir tenais buvo, kaip atpažinti, kokio stiliaus yra tavo baldai. Ir tenais buvo aprašymas apie kiekvieną. Ir buvo vienas stalas, kuris man labai krito į akį. Ir aš, kai ieškojau stalo, niekur parduotuvėse neradau, kas man patiktų. Ir kažkaip skelbimuose man iškrito tas stalas. Ir aš jį atpažinau. Ir aš galvoju, tu man esi matytas ir man atrodo, čia yra tas pats stalas, kur rašė tai knygai. Ir pasiunčiau vyrą, jis nuvažiavo, nes ir kaina buvo labai gera, ir dydis mum idealus, ir į jį dedasi 2 dalis, kur gali jį prasilginti. Tai dabar jis yra visų ilgių, bet šiaip jisai gali būti metro tik pločio, apvalus staliukas, labai kompaktiškas, labai tvirtas. Ir vyras parvežė tą staliuką, tai aš puoliau, kritau jau žiūrėti po to stalu, ar yra lipdukas, ir aš labai pataikiau. Tai mano stalas labai gero gamintojo ir džiaugiuosi, kad jis yra apvalus, apvalėjančiai šonais, aš eičiau ir daušiusi į tos kampus, jeigu būtų kvadratinis, tai jisai ir anuose namuose labai tiko, ir šiuose namuose tiko, ir mes ir suradus lipduką radau kodą, tai pasižiūrėjau, kad mano turbūt yra tarp 59 ir 60 gaminimo ir, na, yra visiškas vintažas. Po to kažkaip šiandieną rytą pagalvojau, kad, na, reikia jį laikyti autentišką. Tai vėl viską nušviečiau, uždėjau aliejų ir jis dabar yra tokios šiltos, gelsvai oranžinės spalvos ir, na, labai atsinaujina iš tikrųjų neblogai, nes mes, kai nusipirkom, buvo planas jį atsinaujinti, bet mano vaikai buvo labai maži ir neturėjome jokių tų įrankių. Dabar mes jį išsitėsim pilnumoje ir sakėm, pabandysim palaikyti jį ištiestą, nes mes mėgstam turėti svečių su naujam kėdėm, jos kadangi yra žymiai mažesnės negu tas, kur turėjome iki šiol, mes sutalpiname daug daugiau ir šiaip dabar visas jis ištiestas, mes pilnai sutalpintumėm nuo 8 iki 10 žmonių. Jeigu tenais tą dalį išėmus tenais apie 6, o šiaip tai tenais tas mažliukas buvo 4, kasdien mūsų šeimai buvo puikiai užtekdavo jo. Mes mėgstame turėti svečių ir tiesiog daug smagiau sėdėti nesusispaudus. Vakar aš pradėjau kaip 5 vakare ir baigiau 10 vakare, nes dar ėjau 10 vakaro, paskutinis sluoksnis tų dažų užtepti. Pats sunkiausias švietimas jau buvo pasibaigęs, tai reikėjo tik tos dažus nušveisti. Tai užtrukau kokią valandą, bet labai gera treniruotė rankom buvo. Ir užtepiau aliejų, tai dabar reikės tą aliejų užtepti vėl po 24 valandų ir dar norėčiau dar kartą po 24 valandų, tai bandysim jo nenaudoti kurį laiką, kad tiesiog, na, būtų labai geras užbaigimas ir geriau laikytųsi viskas. Vakar dar vyras vakare apdažė visas vietas, kurias spėjom nudaužyti, nes mes išsidažėme namus, tada nešėmės baldus ir kai nešėmės baldus, buvo kur įdaužėm sienas, kur pabraižėm, užsėmė tokiais paskutiniais dažymo darbais, bet to susitvarkėm bet to pabaigėm tvarkytis šias lubas. Kadangi aš darbuojuosi, vaikai man truputėlį trukdo ir tai vyras per savo pietų pertrauką išsivežė juos į paštą, nes nori išsiųsti savo draugui gimtadienio dovaną ir tuo pačiu pasiims juos iš truputėlį aikštelę pabūti valandą. Dabar baigiau ką tik viską sutvarkyti, dabar liko išsisirpti ir žiūriu per tą laiką, kol aš ten darbavausi, man labai suverti namus, tai vat einu tvarkyti svetainės, vaikų kambarys, tai iš viso aš nenoriu tenais neteiti. Tai vat turiu tokių vat reikaliukų. Pietums bandau TikToko turbūt populiariausias salotas, apie kurias visi šneka, tai reikia viso agurko. Tada aš naudoju šaukštą štai tokią tepamo sūrą, pusę avokado, žiūrėkite koks perfection šį kartą, visą gerus avokadus, tai pataikiu šį kartą sojos truputėlį, pusę pakelio lašišos, tai 100 gramų ir raudoni svogūnai, aš naudoju štai tokius savo svogūnus, kur pati dariau, man žalias neapdorotas svogūnas iš trupinė patinka per aitru ir kas dar, sezamo sėklos, toksai siračio majonezas, tai dėjau jo truputėlį, nelabai aš noriu aštriai ir viską į dėžutę išdaužai ir ragausim. Rezultatas toks, ragaujam. Žinot, ką primena? Suši. Man truputėlį trūksta druskos, tada sėdėsiu druskos, bet šiaip šefskės labai skanu. Skanu? Neaštru?
Vakar Lidl radau tokius fainos indėlius, čia yra medus su skoniais, tai labai noriu išbandyti. Parašyta, kad medus yra iš Ukrainos, bet visas produktas pagamintas Vokietijoje ir taip medus su braškėm. Tada čia yra su imbieru ir lemongrass, nežinau kaip lietuviškai, bet tai galvoju, šitas bus arbatom, šitas į košę galiu vaikams paskanti ir arbatą tinka. Ir čia yra dar ir paskutinis su spanguolėmis medus, tai eisime ragauti ir žiūrėsime, gal bus labai fainas atradimas. Tiek, kad čia tie tokie, kur Lidl specials būna, vieną kartą nusipirksi, daugiau niekada nerasi, tai dėl to ir paėmiau visus 3 skonius. Labas, susitinkame ketvirtadienio ryte ir šiandieną yra šventinis rytas, nes vaikai sugrįžo į mokyklas, tai nesugrįžo, Magnus pradėjo mokyklą, Čarlis sugrįžo į mokyklą ir nuo 7 buvo ašarų šaukimo, nes Čarlis pasakė, aš nevažiuosiu. Ir turėjome su juo reikalų, nes ir nenorėjo rengtis, na, aš pavargęs, aš nevažiuosiu, aš nenoriu ir taip toliau. Tai buvo truputėlį su juo reikalų, o Magnus nuo 7 apsirengė, išsibalė dantis ir skubino mus. Kada važiuojam, kaip jis laukės, jau tik baigęs darželį, jau iš karto pradėjo pakuoti kuprinę, susiruošęs, tikrina ją vos ne kasdien, visiems rodo savo tą kuprinę, ką ten turi ir labai laukia. Tai va šiandieną atėjo ta stebuklinga diena, kada jis išėjo į mokyklą ir nuvežėm su vyru abu juos į mokyklą. Į kitas klasės papuolė vaikai iš jo darželio, tai man atrodo tik vienas jo buvęs darželinukas papuolė jo klasę ir gavo jisai Čarlio praeitų metų mokytoją. Ir pas mus taip yra, kad vaikai neturi vienos mokytojas keliem metam, jiem mokytojas keičiasi kas metai. Magnus gavo Čarlio praeitų metų mokytoją, kuri yra labai faina, tokia švelni, malonė, labai tokia rami ir šiaip super mokytoja ir aš labai džiaugiausi iš tikro, nes jie jau su Magnum visą laiką šnekėdavosi, jis ją pažįsta, tai jam nieko naujo nebus, jis labai, kadangi jam ne per seniausiai tik suėjo 4 metai, tai kaip ir galėjom laukti iki 5 metų siūsti pradinukus, bet kaip jis nori į tą mokyklą, mes abu vaikus siuntėm gan anksti į mokyklą, galėjom dar laukti metus, bet abu išėjo anksčiau, tai va, tai šiandien buvo ta diena, kai vaikai pradėjo mokyklą. Šiaip mano planas buvo važiuoti į baseiną, bet tenais turėjo paimti vaikus 9, tas vaikų paėmimas užtruko daug ilgiau negu planavau, tai nebespėjau savo klasį ir nebevažiavau, tai va grįžau namo, pasiėmiau ramybėje išgerti kavos, suvalgyti jogurtą ir pasidžiaugti ramybę namuose. Sustot. Ne, 20, dabar 5, dar. Kakės makės knygoje yra toksai žmogeliuką pasidaryti, instrukcijas, tai dabar su Magnus darom, taip Magnus? Taip. Koks jo vardas bus? Magnus. Magnus bus irgi vardas. Na tai va toksai gražus mums turėtų gautis. Štai ir mūsų žmogeliukas. Žiauriai krypi gavosi, bet Magnus patinka ir netgi bambą turi, tai sušukavom netgi, tai Koks jo vardas Magnus? Na, tai. Šeivamedžio gėlių uogos. Va taip man Aleksa išvertė šias uogas, tai dabar verdu iš jų sirupą, darau vyrui granolą, kepa keksiukai, 3 netilpo, kepa atskirai. Čia keps granolą ir vakarieniai ruošiu vištieną. Tai dar 3 kartus su daržovėmis ir garnyru. Kažkodėl gavosi labai daug granolos. Tai ši granola bus vaikam ir vyrui, nes man nepatinka rezinos, o jų čia yra daug, tai darau vyram ir vaikam ir iš tikrųjų tą kartą jie ir valgė, nes man granola nelabai patinka. Tai čia labai paprastas receptas, šiek tiek medaus, šiek tiek aliejaus, avižinio košė ir sėklos, viską. Ir tada viską, ką randu. Tai čia radau tokį mišinį džiovintų vaisių, razinų pakelį supyliau, tada yra linų sėmenų, man atrodo sezamo sėklų. Dalinu per pusę, nes man labai daug gavosi, tai noriu, kad apskrustų, tai darysiu 2 skardas ir tada viską jorkite, kad gražiai viskas apskrustų ir būtų trašku. Tai gausis tikrai šį kartą nemažai. O čia verda mano sirupas, tai dar, man atrodo, trūksta 15 minučių. Ir tada aš jį nukošiu, įdėsiu cukraus ir bus paruoštas imunitetą stiprinantis sirupas. Galima taip gerti, galima pilti į arbatas, skaninti maistą, nežinau, aš nesu dariusi, nesu naudojusi, tai ieškosim jam paskirčių.
Labas rytas, susitinkame mano virtuvėje. Šiandieną darysime namų valiklis, natūralus namų valiklis. Čia yra iš Nancy Birtwistle knygos. Yra jos turbūt top receptas ir yra kosminis. Tūliukų valymui, kriauklių valymui, rudims nuvalyti veikia. Gali atsikėdus iš skystį praleisti pro kavos aparatą, išvalysi vidų. Daug būdų, labai geras valiklis. Ir atsiprašau už savo užtinusi veidą, nes 8 ryto. Citric acid, citrinos rūgšties, 200 gramų citrinos rūgšties, 150 gramų karšto vandens, tai užvirino arbatinuką, 20 ml indų ploviklio, aš turiu tokį natūralų, kurį naudoju, tai naudosiu jį, ir 10 lašelių eterinio aliejų, ir čia yra arbatmedis. Naudosiu šį buteliuką su purkštuku, stiklinis, galima naudoti ir plastmasinį. Šis dalykas, jeigu jo nenuplauni, yra lipnus. Taip pat šis skystis valo pelėsio dėmes iš medžiagos ir ypač tik tinka žaliuzėms. Valys rūdis ypač užtrauktukuose, sagose, visokiuose tokiuose dalykėliuose. Su juo galima išvalyti arbatinuką nuo apnašų. Tai vat, tokie va šio dalyko privalumai. No duona. Você é bem guapa. Mas é bem guapa.